Šį krantą sukūrė vėjas. Šį krantą sukūrė smėlis. Šį krantą sukūrė vanduo. Šį krantą sukūrė gintaras. Šį krantą sukūrė legendos. Šį krantą sukūrė tikėjimas. Šį krantą sukūrė kalba. Šį krantą sukūrė knygos. Šį krantą sukūrė žmonės. Vėjo, smėlio, vandens, gintaro, legendų, tikėjimo, kalbos ir knygų milžinai. Kaip mes žinom, vėtrungės buvo tiesiog privalomai įvestos kaip ženklas, kuriai vietoviai priklausė laivas. Bet ilgainiui jos tapo tokius kaip puošmena ant laivo ir žmonės, kurie naudojo jas, kūrė kaip kas išmanė ir tiesiog sukūrė tokį liaudės meną. Ir dar laive, dėl ko jinai neišnyko, kada ir buvo paskui nebeprivaloma kelt, ji yra tiesiog net patogu. Kada tu plauki ir pats aš kadangi buriuoju ir labai patogu yra žvilgti viršų, tu matai iš kur vėjas pučia ir visada tau patogu nustatyti, kaip į kurią pusę burias kelt ir labai toks, ne tik tais dekoratyvinis, kada jisai yra puošmena laivo, bet ir kaip praktinis dalykas. Tai. Kada atkūrinėju vėtrungės, aš visada stengiuosi tas istorinės vis dėlto spalvas ir formas išpildyti. Nes juose mes matom ne tik tais, kad kažką konkrečiai vaizduojama, ten briedį ar žirgą ar namą su kokiu nors medeliu. Bet mes labai daug matom istoriškai tokių nusistovėjusių geometrinių formų, kurios buvo naudojamos tiek ant namų liekių, ant vėjalenčių, netgi krikštuose. Ir tos formas tiesiog jos kartojas vėtrungės. Tai man pačios gražiausios ir autentiškiausios tos yra, kurios nėra būtinai vaizduojamas kažkas konkrečiai. Aš manau, kad čia yra neišvengiamas dalykas, kada vėtrungės jos turi kisti pagal laikmetį, pagal naudojamas medžiagas netgi jos keičiasi. Ir aš manau, kad taip turėtų būti, nes kitaip jos liks nereikalingos daugumai žmonių, daugumai aplinkos. Tam ir aš stengiuosi kurti tas vėtrungės, kurios yra istoriškai buvusios, kad jos būtų gamintos. Aš stengiuosi visas vėtrungės, kurias naujai kuriu, kad būtų jos kuo autentiškesnis, pririštos prie tos senosios tradicijos. O jau kas kiti darys, gali būti pasikeitimų, gali būti. Mes tikrai atskirsim, kurios yra iš anų laikų ir kurios yra iš dabarties arba dar ateityje, kurios bus kuriamos. Vėtrungės tai žvejo, jo šeimos istorijos, asmens kortelės, pasai, kartais net turto deklaracijos. Vėtrungės tartum eilėraščiai su savo išraižytais metaforų ažūrais, simbolių ornamentais. Esu Simas Knapkis, laivadirbys iš Šilutės krašto, Šilutėje gimęs. Plaukti laivų norėjau jau seniai, nuo pat vaikystės. Senelis buvo jūreivis, dėdė jūreivis. Pirmiau išmokau vairuoti laivą, paskui tik tais automobilį. Be vėjo neplaukia laivas, būrinis. Vėjas tai yra laisvė. Galbūt ten sausumos žmogus jis kitaip biškai, bet tie, kas ypač buriuoja, tai vėjas jis labai draugiškas, net jeigu jis labai stiprus vėjas. Šiuolaikinės Lietuvos istorijos, netgi sakyčiau, galbūt netgi ir didžios kunigaikštystės istorijos, ne tai, kad modernios respublikos istorijos aš niekaip neįsivaizduoju, netgi modernios tautos identiteto neįsivaizduoju be mažos Lietuvos įtakos. Vis tik kultūrinis priėjimas Vokiečių nacijos ir Rusijos imperijos, politinės nacijos, tai buvo visiškai skirtingos. Daug metų buvo sakoma, aš pats mokiausi dar mokykloje sovietiniai, kad vokiečiai čia viskas buvo blogai ir panašiai, bet tu skaitai istoriją. Kultūra lietuvių klestėjo, spauda, mokslai ir visa kita. Priešingai nei didžioji Lietuva. Ir iš didžios Lietuvos neretai netgi didžios kunigaikštystės laikais traukėsi visuomenė į Prūsiją ir sudarė šitą brandulį kultūrinį.
kuris davė vaisius jau 19 amžiui labai rimtus, ypač po spaudos draudimo. Tai aš neįsivaizduoju, šiuolaikinės Lietuvos nebūtų, tiesiog nebūtų. Jinai galbūt būtų kitokia, bet tokio tautinio identiteto pagrindo, koks jis yra dabar, jo nebūtų. Aš gimiau ir užaugau mažojo Lietuvo, Pamario krašte, Svencelė, pro mano trobelės langą matės maris. Aplinko vis gyvena tos šešioniški stantys ir runkulė, kaip mes vadinom pagarbė kožin suaugus. Jie neįdavo par mūsų kiemą, ani susitikdavo, dėl to tą nanų kalbą, nu papraučia, nu gyvenim būdą, aš gorgo gerti sugėriau viską, dėl to, kad tai buvo mano gyvenamoji aplinka. Mažoji Lietuva yra išskirtinė, ant aptortą ant veidą ir dėkčiom aš to džiaugiuosi ir aš, kaip sakau, aš esu tas žmogus, kur turiu kitiems pasakoti. Tų asmenybių dėkčiom daug ir vėl viskas ir pagal gyvenam vietą. Jei mes esam Šilutė, tai žinome, sakysime apie šojų. Jau kožins viens mūsų mokinys, ne visi žin, kas tas šojus, kur šojaus muziejus ir dėl to, kad padarė tokius darbus, kad mes negalim nematyti, nežinoti. Jei jūs nuvažiuojate tik Kintus, Kintiškė vis sakys apie Vidūną. Vidūną dar ir tą šūlį apstau. Vidūną idėjai sklandai dabar visokie, mes ir vadovėlius minim Vidūną. Mes važiuojam su šūlis mokiniais į ekskursijas Vidūną. Na tai vėl iš katros vietas kilin. Aš, kaip savo kraštas savo, aš didžiojus dailininkų Jankum Pjaulų kaime, katras ten kūris yra, ir palikęs puikybių tokių visokių, ne tų bilderukų, kaip mes sakom, bilderuką, tai paveikslą. Ledai duoda pieną. Pienas duoda karvę, karvė duoda žolę. Žolė duoda lietų, lietus duoda dangų, dangus duoda Dievą. Anksčiau tai tu be būrių nieko, ne tu pabūriuosi, ne tu paplauksi. O dabar vėjas trukdo. Vėjas trukdo žvejybai, vėjas trukdo tai pačiai prekybai, bet kam trukdo vėjas. Ir vėjas liko dabar tik tais pramogų. Bet labai gražių pramogų atsirado. Jėgos aitvarai ir panašiai, žmonės grįžta prie būrių tokiom netikėtom formom. Tai šitą įspūdį, kaip pirmą plaukiau, tai neužmiršiu iki šios dienos ir gal dar ilgiau, nes tiesiog vyko taip viskas greitai, tai kad nesuvokiau, kaip ta banga mane pagavo, kaip ten skalbė, kaip aš į tą lentą įsikibęs, kaip parčiuožiau ir aiškus apie atsistojimą net nespėjau net pagalvoti. Aš manau, kad aš tai esu vandens žmogus, kur būtinai turiu įlipti į vandenį kažkiek laiko, jeigu tai nepadarau, tai nukenčia gyvenimas, savivertė nukenčia. Jeigu pareina banga ir aš jos nepagaunu, tada banga pagaus mane. Tada aš būsiu skalbyklė ir mane pakelia, numeta ir skalbėsi. Jeigu tu nesileisi išplaunamas, tai gausi iš bangos per veidą ir tada suprasi, kad arba aš turiu viską išleisti, arba aš turiu palikti viską jūroje ir save tuo pačiu, o kai viską paleidi, tada tu susilieji su vandeniu, supranti, kaip viskas vyksta ir nuo tavęs niekas nepriklauso, tu tik tais gali tik prisitaikyti. Gal ir visam pasauly banglentininkai ir žvejai yra labai arti vienas kito. Tai pradžiai tai tikrai eidavom žvejų paklausti, tai kaip tinklai sumesti, tai ir tinklai būdavo ir ten dar paaiškino, kaip jie veikia tinklai, kad mums būdavo įdomu, kad nesusipainiotumėm. Turi visi draugiškai sugyventi ir banglentininkai, ir žvejai, ir uostas, nes mūsų žmonių tą laisvę daryti tai, kas patinka, gaudyti vėją, gaudyti bangas, tai yra
neatsiejama ir jeigu tai būtų draudžiama, tai žmonės vis tiek tai darytų ir nepaisytų visokių draudimų. Tai toks gamtos susilietimas su žmogum, tai manau nuostabu. Esu žvejys, šiandien esu žvejys, tai esu giminiai 3 karta, kuri užsiema šiuo amatu. Tai prosenelis žvejavo, tik tai kitam regione, senelis žvejavo. Ir kaip ir tęsiu tą savotišką giminės tradiciją. Viskas priklauso nuo gamtos. Bet koks žvejo veiksmas, kaip ir girininko, kaip ir bet kurio kito žmogaus dirbančio gamtoje, tai viską formuoja tavo dieną, tavo gyvenimo būdą, viską formuoja paprašius savotiškai, viską formuoja gamta. Tai grįžti vakare atrodo jau ten tos marios įgryso ir ten sušalęs ir viską, bet kažkodėl vėl po 3 dienų kaip katinas į lašinius eini, žiūri tas marias galvoji ir ten kažkaip nepalieka. Arba tie šaktarpiai, kai neišplauki mėnesį 2, jau vis žiūri filmų ir knygų priskaitai ir visko, jau netveri kailyje, jau vis norisi. Ta gamtos stichija, jinai be abejo, ten yra nerealiai galinga, tu su ja nepasigalinėsi ir tu, aš manau, kad mano nuomonė, laimėsi tik tada, kai nekovosi su gamta. Ta prasme, priimsi tos, neisi į mares pučiant ten 20 metrų per sekundę vėjui, kad ten įrodyti, kad tu gali nueit pasitikrinti tinklus. Tu išlauksi ir ten, arba nerizikuosi gyvybę, jeigu kyla vėjas, plauksi namo. Plaukimas namo per bangas, jisai vargina irgi ne tiek kiek fiziškai, bet tu kiekvieną bangą pasitinki ir ją palydi, žiūri, kad neapverstų valties ir panašiai. Čia plaukdavo žvejų laivai nuo kranto. Prieš brėkšmą traukdavo į mėlynas mares. Jos grįžtančius tiek nerimo iškentę sutikdavo namiškiai vakare. Šventadieniais. Tai palaimingai švietė. Ploni tinklai prie pirkios kiekvienos. Varpai. Psalmės giedoti kvietė. O viešpats žodis sklido toj dienoj. Tai tas gyvenimas toks buvo, kad ateini į prieplauką, nueini į marių pakrantę ir ranką prisidėjęs, taip žiūri, taip. Raganų kalne yra labai gera skulptūra, kur moteris stovi su žibintu ant kranto ir prisidėjus šitaip ranką laukia savo vyrų. Tai mes irgi taip. Griekų dauba prie pat mūsų ir buvo ta griekų liepa, tai tie pagonys dar savo norėjo tuos papročius išlaikyti, o jau krikščionys atėję jau čia, tai būdavo jie, toj dauboj ten susirinkdavo ir kūrendavo laužus ir tenais viską. Ir iš anos pusės nematyti, užstoja kopos, užstoja, reiškia viskas. Tai tik tai iš ano kranto truputėlį būdavo, matydavo, kad ten kažkokie tai laužas, kažkokios tai šviesos dega. Tai dėl to tos griekų dauba. Ir tada tikrai žmonės turėdavo turbūt tas nuodėmės, kaip dabar kunigui, reiškia, išsako, tai čia ten matyt po tą liepą būdavo tokia, kaip savotiška bažnyčia. Čia yra Raganos kalnas, čia yra kur švyturys, čia yra Raganos kalnas. Tai čia būdavo irgi tos visus raganų suvažiavimai, sakydavom. Tai, kad išliktų šio krašto dvasia, kad žmonės kaip išmirs jau tie senieji gyventojai, kad būtų prisiminimas apie tai, kaip jie gyveno, nes tai yra mūsų, kaip sakant, mūsų paveldas, mūsų ir mes. Taip mes gyvenom
Ir tikrai mums įdomu, kaip anksčiau gyveno, kaip žvejodavo ir kaip moteriškės čia Juodkrantėj su valtim parplaukdavo žvejai ir moteriškės jau su krepšeliais laukia, skarytės baltas susirišę, tuo jaus pat įdomi pačios tradicijos visus. Tai tas, kad, žodžiu, kad nebūtų užmiršta šitie dalykai. Berbomas, kaip ir Rėza, nebejojo, kad ši kalba, kaip ir tauta, ilgainiui išnyks. Jie savo darbais stengiasi šią pabaigą atitolinti, palikti jų pėdsaką, ženklą pasaulio ir visatos istorijoje. Ištartas žodis, net jeigu jį motina kalbėtų vaikui, galų gale nutyla, kaip aidas miške. Lieka tik tai, kas parašyta, ir po daugelio metų kalba kiekvienam, kas nori žinoti. Šita žemė, šitas prūsiškas vėjas, vanduo, jis, man atrodo, yra nemirtingas, nes geba vis naujais pavydalais atgimti ir suaidėti sielose, širdise, suaidėti kaip laisvės tokiu aidu, nenugalimumo aidu. Ir tai išsiskleidžia per tą gamtą, per atmosferiškumą. Ir seniausi šaltiniai, seniausi liudymai leidžia aiškiai suvokti per įvairią kūrybą, per dainą, per žodį, kalbą, per archeologijos radinius, per piliakalnių formavimus, per kranto gyvenvietės, tą tokį laisvumą, nepriklausomumą ir žmonių jau gyvenime. Žinoma, kilmė yra gamtinė, gamta yra laisva. Kai vėjas pasakys, taip ir yra šventa. Kaip saulė pažvelgs, taip ir yra šventa. Ir vanduo, ir krantas. Šiandien mes turime vėlgi galimybę turėti švarų santykį su visom stichijom ir vėjo stichija. Bet keistas dalykas yra nutikęs, kad žmonės šiandien yra pagalvoję, kad vėją gali pažabot, pagaut, valdyti kažkokio sakralumo, koks buvo anksčiau, labai išretėja tokiu atveju. Švento to sąlyčio. Pagarbos tos, nes man atrodo, jeigu pasimelst vėjui, tai ir pats žmogus keičiasi, bendruomenė keičiasi. Vėtrungė rodo vėjo kryptį, rodo vėjo žaismingumą, linksmumą. Vėlgi parodo tą taip kiečiau, ne taip lengvai kaip pavyzdžiui vėliava, bet vėlgi parodo vėjo šokį, kūną iš dalies. Ir jisai yra visas persismelkęs, perpūstas būtent tos šeimos, ar tos gyvenvietės, ar tos vietos atpažinimo ženklais. Šį krantą sukūrė vėjas, šį krantą sukūrė smėlis, šį krantą sukūrė vanduo, šį krantą sukūrė gintaras, šį krantą sukūrė legendos, šį krantą sukūrė tikėjimas, šį krantą sukūrė kalba, šį krantą sukūrė knygos, šį krantą sukūrė žmonės, vėjo, smėlio, vandens, gintaro, legendų, tikėjimo, kalbos ir knygų milžinai.